O jeigu mano mergina turi geriausią draugą vyriškos lyties, ar tai normalu? Pradėkime nuo to, kad moteris turi skirtingas draugų kategorijas. Pirmas tipas tai draugas, kuris labiau primena draugę. Jis domisi mada, nusimano apie odos priežiūrą, jos naują šukuoseną jis pastebi daug greičiau nei tu. Jis net gali su ja aptarinėti lūpdažių atspalvius. Tai maksimaliai moteriškas vyras. 99% atvejų toks draugas yra visiškai nepavojingas. Antras tipas tai draugas kolega, su kuriuo mergina praleidžia po 8 valandas per dieną, 5 dienas per savaitę. Bendri projektai, pietus, įmonės vakarėliai, komandiruotės. Iš esmės jis ją mato dažniau nei tu. Grėsmės lygis aukštas. Trečias tipas tai draugas alfa. Platus pečiai, užtikrintas žvilgsnis. Pats pirmas žengia į sporto salę. Kol kas jie tiesiog draugai. Bet kyla klausimas kodėl. O todėl, kad pažinties metu arba jisai buvo užimtas, arba jinai. Žvaigždės, trumpai tariant, nesusiklostė. Bet kiekvieną kartą, kai jis ją netyčia priliečia ar flirtuoja, per jos kūną nueina šiurpuliukai, išsiplečia vyzdžiai. Mergina laikinai slopina savo norą, bet vieną dieną ateis patogus momentas, kai viskas įvyks. Grėsmės lygis maksimalus. Ketvirtas tipas tai draugas tarnas. Jis nešioja jos rankines, veža į sodą, į parduotuvę, pasiruošęs valandas klausytis jos verkšlenimų. Iš esmės tai toks nemokamas krovikas, liokajus, psichologas, taksistas. Grėsmės lygis žemas. Jo šansai atsiras tik po rimto konflikto arba išsiskyrimo su tavimi, kai merginą reikės užjausti ir paguosti. Yra dar ypatinga kasta, tai draugas, su kuriuo kažkada seniai kažkas buvo. Vieną kartą, gal du, bet mergina tau apie tai niekada nepapasakos. Tu apie tai sužinosi tik atsitiktinai. Grėsmės lygis aukštas. Yra draugas mentorius, kuris už merginą vyresnis 50 metų. Tai gali būti vadovas, dėstytojas, treneris. Tikimybė, kad vieną dieną jis su juo tave išduos labai didelė, nes jis jai autoritetas, protingas patyręs žmogus, su kuriuo jie jaučiasi maža mergaitė. Tai bazinis instinktas. Kada nors ji jo tikrai užsinorės. Galbūt nori jau dabar. Yra dar vienas ypatingas scenarijus. Čia be jokių juokų sakau. Kas 5 atvejis, kai man rašo vyrai, tai istorija apie tai, kaip žmonai parašė buvęs klasiokas ar bendrakursis. Iš pradžių jis rašo nekaltai, mandagiai, nieko per daug neatskleisdamas, bet vėliau vyras pastebi, kad žmonos neįmanoma atplėšti nuo telefono. Tada paaiškėja, kad jie jau spėjo grinai draugiškai susitikti. O baigėsi tokia draugystė? Neištikimybė. Jos geriausias draugas nori su jie permiegoti. Taškas. Gerai. Būna pavyzdžių, kai mergina su vaikinu draugauja daugiau nei 10 metų ir tarp jų nieko nebuvo. Visų pirma, tai mes nežinome, ar tikrai nieko nebuvo. Antra, net jei tai yra tiesa, aš nenoriu prisijimti papildomų rizikų. Gali šiandien paklausti 10 atsitiktinių pažįstamų. Ar jie žino bent vieną istoriją, kai mergina išdavė vaikiną su savo geriausiu draugu? Bent pusė jų pakels ranką. Kai mergina sako, oi, tas Jonas manęs visiškai netenkina kaip vyras, jis visiškai manęs nedomina. Ji nemeluoja. Čia ir yra problema. Jis sako tiesą šiandien. Šiandien pas jūs viskas yra nuostabu. Ji tave myli, tu ją 100% tenkini, bet mes nežinome, kas bus po 2 metų, kai jūs smarkiai susipyksite, o Jonas ją tiesiog draugiškai paguos. Tu juk supranti, kad Jonas visada bus jos pusėje, net jei ji neteisi, net jei ji prisidirba, jis vis tiek ją palaikys. Draugas tai žmogus, su kuriuo mergina dalyjasi savo išgyvenimais, problemomis, abejonėmis. Man, pavyzdžiui, būtų labai nekomfortiška, jei mano mergina, ar jau tuo labiau žmona, su kažkuo apie mane atvirautų, apkalbinėtų. Kas yra draugas merginai? Tai žmogus, kuris praėjo pirminę atranką. Ji jo neatstūmė. Ji nepasakė, eik šalin, aš su tavim nebendrausiu. Ji pasakė, būkime draugais. Tai reiškia, kad jis jai bent jau nėra šlykštus. Be to, draugas bet kada gali jai parašyti, paskambinti, susitikti. Jis turi teisėtą priežastį su ja kontaktuoti. Juk jie draugai.
Tai ką, taip išeina, kad aš turiu suteikti visišką prieigą prie savo moters ir tiesiog tikėtis, kad nieko blogo neatsitiks. Kad suaugęs Jonas viengungis toliau su ja draugaus kaip vaikystėje, o jinai vis dar tave mylės taip pat besąlygiškai kaip pačioje pradžioje. Net po rimto barnio ir 2 bokalų alaus. Kai kurie vyrai sako, aš pats esu turėjęs draugę ir nieko iš jos nenorėjau. Tai ne argumentas. Įsivaizduok, tu turi draugę, sakykime, esi vienišas, pas ją ilgos lieknos kojos, putlios lūpos, lieknas jausmuo, po 5 metų draugystės ji girta atvažiuoja pas tave, verkia, sako, kad išsiskyrė su vaikinu. Ji švelniai prisiglaudžia prie tavo krūtinės, jos lūpos per centimetrą nuo tavųjų. Sakyk sąžiningai, atsilaikysi ar ne? Mes abu žinom atsakymą. Dar viena įdomi pastaba, kai geriausias merginos draugas taiga prisipažįsta jai meilėje ar bando ją pabudžiuoti. 99% atvejų mergina reaguoja labai švelniai, be skandalo. Tiesiog pasako, na nereikia taip, mes juk draugai. Jokių rimtų pasiekmių. Greičiausiai ji net tavo apie tai nepapasakos. Kad nesijaudintum. Keistoka tiesa, jei tavo draugas prie tavęs lįstų, tai jūsų draugystė va čia ir dabar greitai pasibaigtų. O va čia draugystė kažkodėl tęsiasi. Aš pats esu buvęs friendzone. Kai man buvo 17 metų, buvau giliame friendzone. Šansų 0. Vėliau ji susirado vaikiną. Man taip skaudėjo, kad pradėjau visiškai ją ignoruoti, instinktyviai. Net nesisveikindavau. Po 8 mėnesių ji pati pradėjo artėti. Kartą net pabučiavo. Į rimtus santykius tai aišku neperauga. Bet tada aš supratau vieną labai paprastą dalyką. Jausmai dinamiški. Šiandien draugos nėra, rytoj yra. Šiandien jis storas, o po metų raumenų kalnas. Jei draugas progresuoja, kyla karjeroje, sportuoja, stilingai apsirengia, simpatija visada gali atsirasti. Lygiai tas pats, kai mergina sako, aš ne už ką nebūsiu su pliku, o po metų Vin Dieselis tampa jos mėgstamiausiu aktoriumi. Aš manau, kad tikra draugystė tarp vyro ir moters įmanoma tik esant abipusiam vizualiam pasibjaurėjimui vienas kito. Kai ji į jį žiūri ir galvoja niekada, jokiomis aplinkybėmis. Ir jis galvoja tą patį. Kiek tokių atvejų žinome? Aš asmeniškai nei vieną. Jei mergina prieš susitikimą su draugu pasidažo, pasikvepina, tai jau ne draugystė. Dažniausiai mergina draugauja su vyru, kuris yra patrauklus, sėkmingas, protingas ar charizmatiškas. Lengva, patogu, jis ją puikiai supranta. Skamba ne kaip draugas, o kaip idealus partneris, tiesa? Pagrindinė išvada. Pačioje pažintyje su moterimi reikia paklausti, ar mergina tiki draugystę tarp vyro ir moters. Jei tiki, tai ji visada paliks savo galimybę artimai bendrauti su kitais vyrais. Jei sako, kad netiki, bent jau yra pagrindas manyti, jog svetimus vyrus jį laikys per atstumą. Ir dar, jei sako, tu ką, manim nepasitiki, atsakyk. Aš nepasitikiu tavo draugu, tu čia nieko dėta. Draugystėje taip pat yra jausmų, emocijų, prisirišimo. Ar tau būtų komfortiška, jei tavo mergina ilgėtųsi kito vyro? Man ne.